Tikėjimas šiandien dažnai suprantamas labai paviršutiniškai. Daug žmonių sako, aš tikiu į Dievą, bet vien tik tikėti, kad Dievas egzistuoja, dar nėra tas biblinis tikėjimas, apie kurį kalba Biblija. Biblija sako, tikėk viešpatį Jėzų ir bus išgelbėtas tu ir tavo namai. Apaštalų darbų 16:31. Tikras biblinis tikėjimas yra daugiau nei žinojimas faktų apie Dievą. Tai daugiau nei religija ar tradicija. Tikėjimas tai pasitikėjimas. Tai reiškia pasitikėti tuo, ką Jėzus padarė dėl tavęs ant kryžiaus. Pasitikėti ne vien savo gerumu, ne vien savo pastangomis, ne vien savo darbais, bet Kristumi. Daug žmonių visą gyvenimą stengiasi būti pakankamai geri. Bet Evangelija sako, kad žmogus negali išgelbėti savęs. Todėl tikėjimas prasideda tada, kai žmogus nustoja pasitikėti savimi ir pradeda pasitikėti Jėzumi. Tai panašu į žmogų, kuris skęsta. Jis neišsigelbėja pats. Jis pasitikė tuo, kuris gali jį ištraukti. Būtent toks yra tikėjimas Kristumi. Tai nėra tik emocija ar jausmas. Tai yra sprendimas pasitikėti Dievu ir Jo pažadais. Ir todėl išgelbėjimas remiasi ne tuo, koks stiprus esi tu, bet tuo, koks galingas yra Kristus. Tikėjimas nukreipia žmogų nuo savęs ir nukreipia jį į Jėzų.